Vakar buvo tokia faina diena, kovo 11, darbinga, 4 automobilius patikrinom, 2 iš jų perkami. Ir įkėlėm story, kad vieną perkam Tauragėj Honda HR-V. Puikus automobilis, nupirkom. Ir pilna buvo komentarų, ką tu ten veiki toj Tauragėj, ten nėra automobilių tvarkingų, ten vieni pirikupai tik bando apgauti. Hebra, tai yra tik mitai. Taip, ten yra daug blogų perpardavinėtojų, bet tikrai toli gražu ne visi. Galit tikrai iš ten pirkti automobilį, bet prieš perkant būtinai pasitikrinti privalot. Taigi mes nufilmavom patikrą to automobilio ir įkelsim į Instagramą autopatikra. Užeikit, pažiūrėt, bus tikrai įdomus video. Buvo dar toks vienas bairis. Norėjom apžiūrėti Honda, Subaru Outbacką. Tai žodžiu, pardavėjas vinkodo nedavė. Nu blemba, gerai, okei, pakeliui važiuojam, tai užvažiuosim, pasižiūrėsim, galvoju. Okei, išlipu, tikrinu, žiūriu, daužta Amerika, jau žinau, kad tai bus, bet ant kiek? Patikėkit manim, ten kosmosas, ta visa situacija. Nufilmavom irgi kelsim, bet ne šiandien, o rytoj kelsim apie tą Subariką. Tai užeikit, pafollowinkit mūsų puslapį Instagrame ir laukit video, bus tikrai bombinis ten. Netgi toksai įdomesnis. Nu, žodžiu, pamatysit. Užeikit.